Kaunas šiandien. Sveiki visi šiuo metu laiką leidžiantys prie savo radijo imtuvų ir ne tik. Laida Kaunas šiandien šįkart sveikinasi kiek neįprastai, mat nuo šiol mus iš radijo studijos ne tik girdėsite, bet ir matysite. Apie tai, kas svarbu miestui ir jo žmonėms, tiesiai iš radijo studijos rodysime INIT televizijos eteryje. Taigi sveikinuosi ir su radijo klausytojais, ir su televizijos žiūrovais. O artimiausią ketvirtį valandos kviečiu susipažinti su sportiškomis naujienomis. Prieš 55 metus Kauno Pašonėje greta Kačerginės įvyko pirmosios varžybos, paskelbusios vienintelės šalyje lig šiol esančios žiedinių lenktynių trasos Nemuno žiedas istorijos pradžią. Praėjusią savaitę jos istorijoje atverstas naujas baltas puslapis, tai yra įsteigta viešoji įstaiga Nacionalinis žiedas valdysianti šią trasą. Jos steigėjai Kauno miesto ir rajono savivaldybės bei Kūno kultūros ir sporto departamentas. Apie ateities perspektyvas, tikslus ir užmojus šiandien laidoje kalbėsime su naujosios organizacijos iniciatorium Arūnu Samochinu, kuris svečiuojasi mūsų studijoje. Arūnai, sveiki atvykę ir ačiū, kad esate kartu su mumis. Sveiki gyvi. Gerbiamas Arūnai, pirmiausia, noriu jūsų paklausti, tai kasgi pasikeitė vietoje bankrutavusio Nemuno žiedo įkūrus viešąją įstaigą Nacionalinis žiedas? Visa automobilių sporto bendruomenė šį įvykį kone vienbalsiai vadina vienu ryškesnių įrašų nūdienos lietuviško autosporto istorijoje. Tai kokiagi yra viso to reikšmė ir kągi reiškia mums toji nauja organizacija Nacionalinis žiedas? Iš tiesų tikrai labai norėtųsi pasidžiaugti šią istorinę akimirką, kadangi prireikė net 5 metų išspręsti problemas, kurios iki tol slėgė viešą įstaigą Nemuno žiedas, kuri dėja neturėjo kito kelio kaip tik tai bankrutuoti. Tačiau kita vertus labai norisi pasidžiaugti, kad pavyko pritraukti tokius tikrai stiprius partnerius kaip Kauno miesto bei rajono savivaldybės ir Kūno kultūros ir sporto departamentas. Ir drauge surėmus pečius įsteigti naują viešą įstaigą Nacionalinis žiedas. Džiugu tai, kad iš tiesų abiejos savivaldybės vienbalsiai pritarė šio objekto potencialui ir jį matydamos šiai dienai neišnaudota, tikrai sutiko su mūsų idėja tapti steigėjais bei dalininkais naujo juridinio asmens viešosios įstaigos Nacionalinis žiedas. Tai tikriausiai nesuklysime, sakydami, kad Kaunas yra ne vien tik krepšinio sostinė, bet ir toliau išlieka savotiškų motociklų bei automobilių sporto centru, šių sporto šakų lopšių. Tai Pašonėje turėdami tokį, iš tiesų unikalų objektą kaip Nemuno žiedas, ar mes galime ir toliau vadintis automobilių sporto ir motociklų sporto sostinė? Aš manau, kad tikrai galime, nes iš tiesų Kačerginės Nemuno žiedas, dabar jau Nacionalinis žiedas, yra vienintelis šalyje tokio tipo objektas, tačiau norėčiau šiek tiek papildyti tai, kad mūsų vizija iš tiesų yra būtent komplekso multifunkciškumas. Tai yra ne tik automobiliai bei motociklai gali naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, kas iš tiesų ir iki šiol buvo sėkmingai daroma. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad tiek dviratininkai, tiek maratono bėgimo entuziastai, tiek švenčių organizatoriai taip pat galės naudotis šią trasą, kadangi 74 hektarų valdomas plotas yra tikrai pakankamai didelis ir erdvus, komplekse talpinti ir kitas tiek sporto, tiek laisvalaikio, užsiėmimus. Tačiau be jokios abejonės prioritetinis mūsų darbas ir prioritetinės kryptis yra tiek automobilių, tiek motociklų sporto populiarinimas bei propagavimas. Kokio dydžio investicijų gali tikėtis Nemuno žiedo trasa artimiausių metų, ir kaip planuojama jas panaudoti? Iš esmės pirmiausiai norėčiau paminėti, kad vizija yra techninių sporto šakų kompleksas. Tai yra pačiame komplekse galėtų integruotis tiek žiedinių lenktynių trasa, tiek kartodromas, tiek motokroso trasa ar kalnų bei lyguminio slidinėjimo trasos. Tačiau šiai dienai prioritetas tikrai yra skiriamas būtent žiedinių lenktynių trasai. Tuo tikslu esame atlikę tiek galimybių studiją, tiek investicinį projektą, tiek techninį projektą pačiai pavojingiausiai trasos daliai. Tai yra 1 kilometro atkarpai nuo tarp sportininkų vadinamo šakių posūkio iki starto ir finišo tiesiosios. Tai iš tiesų šie namų darbai jau yra atlikti. Ir šiai dienai mūsų pagrindinis be jokios abejonės tikslas yra aplikuoti paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti
ir vėliau, pasisekus, be jokios abejonės tas investicijas iš ES struktūrinių fondų nukreipti į būtent prioritetinį šiai dienai to 1 kilometro trasos atnaujinimą. Iš esmės modernizavimui lenktynių trasos reikia apie 5 milijonų eurų. Šiuo atveju iš tiesų esam atlikę ir skaičiavimus, kas iš tikrųjų įrodo sumą apie 5 milijonų eurų. Tačiau be jokios abejonės pirmasis etapas tai daliai, kurią paminėjau, tai yra 1 kilometro pačios pavojingiausios trasos atkarpos, reikalaus apie 1,5 milijono eurų. Kodėl tiek nemažai iš tiesų 1 kilometrui? Todėl, kad būtent ta dalis yra pati pavojingiausia, ji yra kalvota, trasos plotis yra nuo 8 iki 12 metrų, kai tuo tarpu pagal reikalavimus FIA, Tarptautinės automobilių federacijos, turėtų būti nuo 12 iki 14 metrų. Taigi viena vertus ši atkarpa yra tikrai didžiulis iššūkis ją tinkamai sutvarkyti, tačiau kita vertus tai yra mūsų didžiulis konkurencinis pranašumas prieš kaiminės trasas, kadangi nei Latvija, nei Estija, nei Lenkija tokios kalvotos ir tokių puikių reljefų išsiskiriančios trasos neturi. Papasakokite trumpai, kiek ir kokių varžybų vykdavo Nemuno žiede pastaraisiais metais ir ar tas skaičius turi potencialo augti? Iš esmės svarbu atkreipti dėmesį, kad vasaros sezono laikotarpiu, tai yra nuo balandžio iki spalio mėnesio, trasos užimtumas visomis dienomis siekia apie 90%. Tai reiškia, kad ne tik savaitgaliai yra užimti, tačiau ir darbo dienomis vyksta tiek varžybos, tiek treniruotės. Be jokios abejonės stambesnių renginių per metus galime suskaičiuoti gal apie 10, tačiau mėgėjų slalomo sprinto čempionatų, tiesiog treniruočių mes galime iš tiesų išvysti bene kiekvieną dieną. Iš tiesų platesnė informacija visuomet yra pasiekiama nemunožiedas.lt tinklalapyje bei mūsų Facebook paskyroje, kur iš tiesų žmonės gali visuomet stebėti kalendorių, matyti trasos užimtumą ir artimiausioje ateityje pasistengsime, kad net ir tiesioginė transliacija iš trasos būtų prieinama. Laida Kaunas šiandien yra apie Kauną ir kauniečius, todėl nenori turiu paklausti jūsų, kokią naudą ir kokią vertę miestui galėtų suteikti šalia netoliese esantis ir vis daugiau renginių surengiantis Nemuno žiedas. Pirmiausiai, be jokios abejonės norėtųsi prabilti apie turizmą. Viena vertus turizmą mes galime kalbėti apie nacionalinio lygmens turizmą, tai yra iš kitų Lietuvos regionų žmonės be jokios abejonės jau ir dabar atvyksta į Nemuno žiedą. Tačiau kalbant apie pasaulinę ar Europos praktiką, tiek kiek trasų yra tekę lankytis, tai tie miestai, tie rajonai, kurie yra greta lenktynių trasų, jie tikrai klesti, kadangi varžybos pritraukia tikrai didelį kiekį turistų ir iš užsienio šalių. Turistai be jokios abejonės yra didesnės nei vidutinės pajamas gaunantis žmonės, taigi tiek rajonui, tiek miestui nauda yra akivaizdi per naujų verslų kūrimąsi, naujų darbo vietų kūrimą ir tiesiog turistų poreikių tenkinimą, kuo galėtų puikiai pasinaudoti tiek Kauno miesto, tiek Kauno rajono verslas. Jūs užsiminėte, kad Nemuno žiedas ir toliau tęs ir plėtos 3 misijas, tai socialinė, turizmo ir žinoma pagrindinė tikriausiai sportinė. Tai šiek tiek prašom plačiau užsiminti apie tai, kasgi turima galvoje, kalbant apie socialinę misiją lenktynių trasoje. Iš esmės, tie projektai, kurie yra numatyti ateityje, jie yra vykdomi sėkmingai ir šiai dienai. Tai norėčiau išskirti ir paminėti kelis iš jų. Tai vienas jų yra žiemos vairavimo mokymai. Tai yra unikali galimybė visiems neprofesionaliems lenktynininkams, tiesiog paprastiems miesto gyventojams žiemos metu ant slidžios dangos su profesionalių instruktorių pagalba pasimokinti valdyti slystantį automobilį. Ir tai yra visiškai legalu, visiškai saugu, kadangi trasa yra uždara, nereikia savo automobilio galimybių bandyti kažkur mieste, kas yra tiesiog draudžiama. Kitas dalykas, ką norėčiau paminėti, tai yra nelegalių traukos lenktynių arba kitaip vadinamų drag lenktynių ištraukimas iš miesto gatvių. Iš tiesų pernai metais startavęs projektas tikrai buvo labai sėkmingas ir šiais metais be jokios abejonės jis taip pat yra vykdomas ir su nauja įmonė jį taip pat vykdysime. Tai yra kiekvienas turintis paprastą specialiai sportui neruoštą automobilį tiesiog gali 200 metrų atkarpoje išbandyti savo automobilio
galingumą bei trauką, o žiūrovai tiesiog gali pamatyti ir išskirtinių automobilių, kadangi pernai metais mūsų iš tiesų rengiamuose varžybose dalyvavo tiek Lamborghini, tiek Ferrari, tiek sportiniai Mercedes automobiliai, taigi net ir žiūrovai gali tikrai paganyti akis į šios bolidus. Kągi, automobilių sportas, automobilizmas ir visa, kas su tuo susiję, bent jau man yra tikrai artima tema, apie kurią norisi kalbėti ir diskutuoti kur kas ilgiau, bet eterio laikas yra ribotas ir šį kartą laida artėja pabaigos link, tad aš dėkoju laidos svečiui Arūnui Samochinui ir linkiu, kad nacionalinis žiedas sėkmingai kurtų tą naują Lietuvos automobilių sporto istorijos etapą. Na, o apie jūsų ateities iniciatyvas tikiuosi dar pasikalbėti ir mūsų laidoje. Tad ačiū, kad atvykote. Ačiū labai už kvietimą. Primenu, kad laidą Kaunas šiandien galite ne tik girdėti per radiją, bet ir matyti INIT TV eteryje. Tad aš, Tomas Jarusevičius, dėkoju mūsų klausytojams bei žiūrovams už dėmesį ir sakau iki susitikimo lygiai po savaitės. Kaunas šiandien.